Sveiki, įsijungę trečią pamoką, trečią įrašą. Šiandien tada pratęsiu tą filmuką, kur praeitam įraše iki galo nedažiūrėjom. Tai čia mes užbaigiam detalių atskirimu, kad būtų du solid bodies, grinai, kad būtų dvi detalės vienam faile. Ir dabar sekantis žingsnis tada gaunasi tas detalės, kad būtų galima sujungti. Tai reiškia, čia reikės skylės. Tai aš dabar pasirinkau šitą paviršių, čia dabar kaip atsukti man tik tai kelias sekundės ar išeitų. Nelabai išeitų. Nu, va. Gerai, tai va čia iš kampo gal matosi. Tai va čia yra ta detalė antra, o čia yra pirma detalė. Ir aš dabar va paspaudžiau tą paviršių antrosios detalės iš vidaus, tas, kuris yra prisilietęs prie pirmos detalės. Tai dabar ant to paviršiaus galima nupiešti kokį nors sketchą. Pavyzdžiui, tai aš dabar pasirinkau tą paviršių ir paspausiu, sketchas jau paspaustas, reiškia, paspaudžiau sketchą ir dabar aš ant jos galiu piešti, ką tik noriu toje vietoje. Ir esmė, kad aš galiu rištis prie kitų geometrijų, kurios yra aplinkui, prie kitų detalių. Tai dabar aš tiesiog nupiešiu apskritimą. Ir čia, irgi, kai noriu tiesiai ant apskritimo centro kažką nupiešti, pasigauti apskritimo centrą, nes jo paprastai nerodo. Tai užvedi peletą apskritimo ir tada atsiranda kryžiukas per patį centrą. Tai tada ant jo gali užvesti ir kažką prikabinti prie to centro. Tai aš dabar nupiešiu apskritimą ir jį suderinsiu su šitu. Ir kaip aš suderinsiu, tai aš tiesiog pasirinksiu vieną, pasirinksiu kitą ir juos, tik svarbu pasirinkti tikrai apskritimus. Ir tada paspausiu corradial, tai reiškia, juos padarys vieną su kitu sutampančius ir juos visiškai vienodus. Tai reiškia, bus viens ant kito grinai. Ir kai aš paskui norėsiu, pavyzdžiui, pakeisti pirmos detalės apskritimą, tai antra detalė iškart jau klausys pirmos detalės. Reiškia, jos yra dabar jau surištos tarpusavyje. Va, padariau sketchą, išėjau už sketchą ir tada per features padariau extruded cut. Ir dabar extruded cut reikia nustatyti kaip. Mes ekstrudinsim ar į vieną pusę, arba į kitą. Čia dabar rodo į šitą detalę. Tai pirmiausia reikia padaryti, kad normaliai išekstrudintumum. Tai paprasčiausias gal variantas būtų su rodiklė. Čia ištraukti tarsi, bet galima va čia matmenį keisti. Čia yra blind, tai reiškia aklai ekstrudina. Tiksliau, extrudkatina. Aklai ir čia yra tas tada 3 mm atstumas, kurį pjaus į detalę. Čia yra rodiklė, su kuria paspaudus galima apsukti, kad į kitą pusę pjautų. Čia irgi užsiminsiu. Tai va. Features, scope, ką aš čia dar rodau. Rodau. Čia dabar toks dalykas, kad mes norim į šitą detalę pjauti. Čia irgi dabar jau turbūt aiškinu apie tai, ką mes pjaunam ir kaip programai nurodyti, ką mes pjaunam. Tai va, čia yra feature scope. Toks skirtukas ir čia yra du variantai. Gali būti all bodies, tai reiškia per visus pjaus kūnus, kurie yra file, arba selected bodies, tai reiškia pasirinksim kūnus, kuriuos šitas extruded cutas modifikuos. Tai dabar pasirinksim vieną iš dviejų. Paspaudžiu šitą ir iškart pažymėjo toj lenteliai. Jį pasirinkau. Ir dabar turėčiau dar prailginti tą išpjovimą, nes jis yra viduje detalės, tai reiškia, nepraeina kiaurai detalė. Tai aš padidinsiu atstumą, tiesiog su rodiklyte. Padariau 13 mm ir pralindo kiaurai detalė jau. Na, turim skylę. Tik tai aš dabar galvoju, ką aš čia pirmą darysiu, ar varžtų išpjovimą darysiu, o tikriausiai varžtų išpjovimą. Čia suksim varžtą ir iš kitos pusės veržlė eis. Ir tokia detalė bus ir kitoj pusėje tokia pati. Ir jas visas sutrauks varžtas. Ir kaip čia varžtas dabar paeis? Kai čia yra plokštuma, bet čia nėra plokštumos aplinkui, čia jau grindinė detalė, čia varžto galva įsirems į šitą vietą. Tai čia dabar kažką reikia padaryti šitoje vietoje.
va, tai tokiam būdui tada galima pasirinkti šitą plokštumą, nuo kurios mes norim tą praplatinti visą šitą erdvę, padaryti vietos varžtui. Jo, ir aš uždėsiu sketchą tada ant šitos plokštumos. Pasirinksiu apskritimą. tą apskritimą vėl, kaip aiškinau, užmesiu tiesiai ant šito centro. Va, pasirinkau apskritimą. Padarau didesnį apskritimą ir varžto galva apie 7-8 mm. To 3 mm, tai va čia turbūt 7,5 gal, 7 parašiau. Net 6, net iki 6 sumažinau. Nu gerai. Nu, va, padariau sketchą, išėjau iš sketcho ir tą patį extrude cut dabar spaudžiu. Ir va dabar jis jau kreipia mane į šitą pusę. Reiškia, spjausi šitas detalės į vidų. Man reikia ten vietos padaryti. Tai dėl to va, aš paspausiu. Na, pirmą rodiklytę va tą ir spaudžiu. Kad man į tinkamą pusę nukreiptų šitą išpjovimą mano. Ir tada galima spausti OK varnelę. Ir vat man padarė išpjovimą aplink tą skylę. Dabar čia tilps ir varžto galva, ir veržlė. Dabar čia iš dizaino pusės, čia va šitie kampai yra tarsi nereikalingi, tai čia nėra labai būtinybė ir net ir svorio jokio čia nenuimtų, bet tiesiog šiaip užapvalint kampą galima biškį. Bet kadangi šita detalė bus spausdinama, tai spausdinama arba ant šitos pusės, arba ant tos pusės. Ir jeigu užapalinsi kampus, tiesiog kaip skylę tokį padarysi aplinkui čia, tai detalės net spausdins, nes jeigu spausdins nuo šitos pusės, tai pirmas sluoksnis kažkur čia baigsis, kitas čia ir, žodžiu, toks gaunasi labai status, labai greitas overhangas, vadinamas tas 3D spausdinime. Labai plastiką spausdinsi ant gryno oro, jau tuštumoje be jokios atrumos ir detalė gali atsilūpti nuo pado, pavyzdžiui, arba tiesiog negražiai spausdinti. Tai dabar aš turėčiau kažką daryti. Va, tai čia yra tas įrankis fillet. Tai čia turbūt dabar fillet gal pritaikysiu. Jo, tai va pasirenku vieną. Tiesę. Ir turėčiau ir viršui pasirinkti. Nors panašu, kad pasirinksiu tik apačioj. Tai va, ir čia dabar man nerodo, aš pasirinkau įrankį, kad man kažkaip pagražintų, tipo, va, uždėtų tą apskritimą, va, filet, tą grinai, bet nerodo, kaip man detalė. Tai čia tarsi, ar reikia man varnelę paspausti, kad man parodytų, ar kas čia vyksta. Tai čia dabar vyksta tas, kad dabar čia va yra nurodymas, va, kokio radiuso, kokiu spinduliu yra tas apskritimas mano formuojamas ant detalės 10 mm. Šitos detalės visas dydis yra 6 mm, kiek ten. Tai 10 mm yra labai, va čia va kažkur žiauriai didelis, apskritimas. Nėra tiek detalės, kad sugeneruotų tokią geometriją, tai jis tiesiog ir negeneruoti. Jeigu spaučiau varnelę dabar, tai mes su klaida iš karto. Tai reikia sumažinti dabar tą skaičių iki normalaus skaičiaus, gal 1 ar 2 mm. Iki 3 mm. Tai va, suapvalino mano tą vieną briaunelę, bet kitoj pusėje dabar tokios negalima spausdinti. Dabar internete gal neieškosiu kokiu nors galiu Paint'e gal ir paaiškinti trumpai. Nu va, tai čia turim tokią, va, sakykime, detalę. Iš kampo žiūrint, čia dabar taip pastačius, va, ką mes ten jau padarėm, tai vieną užapalinimą padarėm ir va, ten detalė paskui nueina. Aiškiai, ta detalė iš tikrųjų, kokia ten va tokia va yra ir ten paskui skylutė yra. Nu tai va, jeigu ant kampo ją padedi,
Kaip čia dabar gaunas? Nu jo, iš šono žiūrint kažkas tokio gausi, čia plokštuma bus. Tai va, jeigu mes dabar padarysim ir čia tokį patį langelį, tai reiškia spausdinimo sluoksniai eis, arba kur storį padidinti, pieštuko storą negalima padidinti, ar ne? Ir keistas čia paintas. Va tai... Va čia storis, nu žodžiu. Va, tai čia jeigu užapalinimas padarytas, reiškia pirmas sluoksnis va kažkur čia prasideda spausdinant, tada antras va čia turės eiti, trečias čia. Ir tu gal jau matot, o ten va iš vis jau paskui pakimba sluoksniai. Tai čia vat matot, padas būtų va čia kažkur. Va čia yra spausdinimo padas. Tai kai mes atspausdinam va šitą pirmą sluoksnį ir antrą jau lipam čia, tai jis matot nebeturi ant ko kabintis. Tai jam reikia atramos, arba jeigu neturės atramos, tai jis nuvarvės ten, taip ištekės kažkaip, tada jau šitam sluoksniui bus sunku ir čia dar skylė yra. Tai šita vieta tokia labai sudėtinga atspausdinti, kai yra va apvalumas toks. Tai aišku, ten žinant, tai galima tokius dalykus daryti, bet aš tokiuose situacijose noriu va taip va piešti va kampu. Tai reiškia dabar viską nutrynus. Aš va kitoj pusėje nuo to apvalumo va tokį kampą darau. Ir tada gaunasi, kad šitą galima nutrinti. Tada sluoksniai pradeda eiti. Čia pirmas sluoksnis, čia antras sluoksnis. Ir jie 45 laipsnių kampus spausdintuvas viską labai gražiai ten atspausdina. Nes sluoksniai labai švariai ten tik po čiučiut pradeda išlipti ant oro ir jie dar prisilaiko normaliai. Tai va dėl to aš ir šitam įraše dabar kitoj pusėje padarysiu kampuką su 5 laipsnių nupjovimu. Čia labai, priejau prie tos vietos. O tas čemferis, taip, tie kampai vadinami čemperiais, tai yra po filetu. Ten paspaudė tą trikampiuką ir ten tada išlenda čemferis ir filetas. Tai tada pasirinkti čemferį. Čemferis yra nupjovimas, grinai ne apvalumu, bet kampu. Grinai. Ir vat, dabar jau mums sugeneruoja vat, čia vat, kažkokią tai geometriją. Reiškia, tai vat, kaip praeitą kartą su apskritimu mums ten nieko neparodė, tai va su kampu mums parodo kažką, kas čia būtų padaroma pagal šitus nustatymus. Nes šitas kampų nupjovimas daug paprastesnė geometrija gaunasi, tai vat išeina programai sugeneruoti, kokį čia veiksmą padarytų. Tai va mums visą galą detalės nupjautų pagal tą dabartinį matmenį. Tai mums tada reikia, aš net sugeneravau, kad parodytų, kas čia gaunasi. Tai dabar grįžtam vėl į to nustatymo ten lentelę ir tada vietoj 10 mm padedam kokius 1,5 turbūt ar 2. 3 per daug, jau čia gaunasi šitoj vietoj. Čiagi detalė didelė labai ekrane atrodo, bet iš tikrųjų realybė tai labai maža bus. Čia visas tas kamuoliukas 40 mm yra. Tai šitoj vietoj čia purkštukas spausdintuvo yra maždaug 0,4 mm. Ne maždaug, o labai tiksliai. 0,4 mm. Dažniausiai yra ten pagal standartą visų spausdintuvų eina. Ir šitoj vietoj plastikas susiaurėja praktiškai turbūt iki kokių 0,4 gal ir susiaurėja. Tai čia šitos vietos labai silpna gausis ir labai negražiai spausdintų. Nes jeigu dar spausdins va taip va skylę, sakykime, purkštukas iš viršaus paišytų, tai viskas čia gal normaliai gautųsi. Bet mūsų sluoksniai va taip gulės. Čiuk, čiuk, čiuk. Tai va šitoj vietoj čia gausios labai mažai plastiko, labai, bjauriai spausdins. Tai biškai reikia daugiau padaryti. Tai dėl to vietoj 3 parašysiu 2. Va, dabar jau normalus kampukas. Jau palieka plastiko. Normalų kiekį. Ir va, dabar detalė pabaigta yra. Turėtų būti. Čia dar kažką aiškinu, bet realiai čia viskas jau aišku. Dabar galima jau kurti
permest šitą detalę į kitą pusę. Tai va čia įdomesnių dalykų. Reiškia, dabar mums reikia šitą detalę veidrodžių nukelt į kitą pusę, paliekant ir šitą detalę. Tai tam mums reikės veidrodžio plokštumos, per kurią vietą mes veidrodinam šitą detalę. Tai tam reikia plokštumos. Tai atskaitos plokštuma, reference geometries. Pasispaudžiam tą plokštumą, pasirinkam. Ir plokštumai apibrėžti yra ten daug būdų, bet dar vienas toks labai fainas, kaip greitai ją apibrėžti galima, kai reikia per centrą kažko tai ją įdėti. Tai galima pasirinkti 2 paviršius. Tai, pavyzdžiui, detalės, dabar 2 išoriniai paviršiai, aš juos dabar pasirinksiu 2 ir man tą plokštumą iš karto apibrėžia per tų plokštumų centrą. Tai čia yra, net nieko jokių nerašo šitų simboliukų. Viskas pilka, tiesiog yra 2 plokštumas. Viena plokštuma, antra plokštuma ir full defined rašo, reiškia pilnai apibrėžta plokštuma. Ir dabar pagal šitą plokštumą galima jau veidrodinti detalę į kitą pusę. Paspaudžiu varnelę, kad patvirtinčiau plokštumą ir dabar pasirinku yra mirror. Įrankis prie features, pasirinku mirror. Ir dabar mirror face plane man iš karto parinko, čia yra lentelė štai plane 3. Plane 3 yra šita plokštuma, kurią aš ką tik padariau. Ir dabar reikia pasirinkti jo. Tai šitas gerai iš karto. O dabar reikia pasirinkti, ką mes norim mirrorinti per šitą plokštumą. Tai mes norim mirrorinti šitą detalę. Tai čia svarbu yra pažymėti, kad yra features to mirror, faces to mirror, bodies to mirror. Tai priklausomai, ką mes norim mirrorinti, reikia tinkamai pasirinkti šitoj lentelėj, į kur mes čia kišim šitus dalykus. Žodžiu, mes dabar norim mirrorinti grinai patį kūną, šitą detalės. Tai reikia eiti į bodies to mirror. Nes jeigu features to mirror, tai features yra tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, tie visi apipjovimai. Tos skylutės, išpjovimai, kažkokie užapalinimai. Bet mes norim visą detalę su visais tais features, kurie yra ant detalės. Tai dėl to reikia spaust bodies. Tai dabar turėčiau pasirinkti bodies, Bet aš, ar tinkamai dabar pasirinksiu, galvoju. Bodies to mirror. Spaudžiu bodies to mirror, pasirinku tą lentelę ir pasirinku kūną, kurį noriu mirrorinti. Ir aš tik paspaudžiau tą kūną, man iš karto paišo detalę jau kitoj pusėje. Reiškia, taip sugeneruotų kitą detalę. Ir yra atveidrodinta, reiškia, jau tie pjovimai jau yra veidrodžių atkelti lygiai per tą plokštumą. Ir detalė liečiasi prie pirmosios detalės. Viskas tvarkingai, spaudžiu varnelę, kad patvirtinčiau veiksmą. Ir tada turiu baigtą detalę. Dabar turim 3 kūnus, solid bodies yra 3 kūnai, tai reiškia 3 atskiros detalės. Tai sekančią detalę dabar projektuosim ir aš čia kur gal didžiausias dabar skirtumas bus su nauja detalė, tai kad aš ją dabar jau norėsiu projektuoti atskiram faile. Tai reiškia, kad jeigu aš čia ją projektuosiu, aš jos negalėsiu judinti, nes ji čia bus apibrėžta šitoje vietoje. Tai norėsiu, kad ji galėtų slankiot ant šitos detalės, kad būtų galima ten assemblyje būtų ją pareguliuoti, jos tikslę vietą. Tai aš ją sukursiu atskiriam faile dabar. Tai kad aš ją sukurčiau atskiriam faile, man reikės naują detalę pasidaryti, bet tada nebematysiu šitos detalės. Tai ten yra daug būdų, kaip išorinės atskaitos ten visokius taškus ir taip toliau gaudyti iš detalės, bet aš tiesiog pasižiūrėsiu, kaip aš šitą detalę nupaišęs ir prisiminsiu šitus matmenis, kuriuos reikės kažkaip ant kitos detalės atkurti, nes ta nauja detalė šitoj vietoj tvirtinsis, čia kažkaip. Tai man šitą skylę reikia išsiaiškinti, kaip aš ją
suprojektavęs. Tai va čia yra skylė daryta 3 mm varžtui ir jos ilgis yra 20 mm. Tai šitą užsirašyti reikia ir tada naują detalę bus galima sukurti. Tai šitą dabar galima uždaryti kol kas arba tiesiog palikti ir paspausti naują detalę. Naują detalę. Jo. Ir tada sketchas, priekinė plokštuma. Ir dabar šita detalė bus paprasčiausias ten pagaliukas su 4 skylėm. Sakykime, tai jas iškart galiu visas ir nusibrėžti. Tačiau, ne taip reikia daryti. Galima nusibrėžti liniją punktyrinę, kuri bus nenaudojama detalės geometrijai išgauti. Kaip čia? Detalės kūnai išgauti. Ji bus tik tai atskaitos linija. Ir ant jos visas skylės galima dabar nusipiešti. Va. Čia yra toks iškart šitos visas skylės bus apibrėžtos vienoje linijai. Ir dabar visas su šitus apskritimus reikia padaryti vienodus. Nors ne visus vienodus. Šitie bus 2 ten, kur ta mūsų pirma detalė tvirtinsis. Tai jie bus 3 mm. O ant šitos skylės bus ta vieta, ant kurios visas mechanizmas vartysis. Tai čia aš 4 mm varžtą įdėčiau. Jis bus biškis stipresnis. O šita skylė gali būti irgi vienoda su šitom, nes čia reikės pritvirtinti gumytę. Tai čia kol kas dar neaišku, kaip čia viskas veikia. Bet tuoj sudėsiu viską, ko čia trūksta. Ir ten paskui galiausiai greitai į assembly be šitas detalės sudėsim ir tada matysis jau, kaip čia viskas veikia. Tai dabar ten, kadangi buvo 20 mm toj ankstesniai detaliai skylė, tai tarp šitų skylių reikia biškį padaryti mažiau. Sakykime, 10 mm. Čia dabar jau galvoju mechaniškai, kad čia labai mažai to bus reguliavimo per 10 mm, bet vis tiek, bent jau kažkiek. Tai va, čia ta reguliuojama skylė, prie kurios tvirtinsis ta detalė, o ant šitos detalės vartysis visas mechanizmas. Tai šitą reikia, sakykime, šitas galėtų būti per centrą, bet dabar jau šitą padėjau, tai tegul šitas čia būna. Dabar svarbu atstumas iki gumytės, koks bus. Tai šitą skylę irgi galima padaryti, gal būtų reguliuojama, bet padarom tiesiog paprastą ir reguliuoti paskui bus galima gumytės įtempimą. Tai, pavyzdžiui, daugiau gumyčių pridėti arba ten kažkaip kitaip. Čia ant tokios silpnos detalės geriau jau būna tiesiog skylutė. Tai atstumą dabar iki sukimosi taško reikia sugalvoti. Tai galėtų būti kokie 4-5 cm. Tai 45 mm. Tegul būna. Šitą jau gavosi toliau. Tai va taip padarysiu. Ir dabar čia atstumas dar neapibrėžtas, tai apibrėžiu šitą tarpą. Tai čia tegul tarpas būna 20 mm kažkaip. Čia kiek mažiau, nes čia reikia tik tai, kad tam visam sukimosi taškai vietos būtų. Ir dabar šita skylė čia yra viena skylė. Tiesiog, ar nors ne. Čia jau paprastos 2 skylės, ten buvo ištempta skylė. O čia jau tiesiog varžtai dėsis į detalę. Tai šitą galima palikti taip. Tuoj pamatysim, kaip ten turi veikti visą šitą detalę. Tai dabar šitas skylės reikia sutvirtinti plastiku. Ten iš visų pusių apdėti jas jungiančią medžiagą. Tai tam yra offset entities funkcija. Nežinau, ar aš ją naudojau jau kažkokį detalį projektuoti. Tai va panaudosiu čia. Tai offset entities grinai paima kažkokią tai geometriją ir ją dubliuoja ir perstumia per kažkokį tai atstumą ten jos kažkuria kryptim. Tai apskritimus tiesiog padidinti gali. Tik tai dabar klausimas, kiek padidinti. Kiek aš plastiko noriu visas pusės nuo šitos skylės. Tai sakykime 3 mm. Čia bus pakankamai. Ir tada spaudžiu varnelę. Ir va man nubrėžė papildomas geometrijas visur. Čia va jos yra apibrėžimas 3 mm.
Tik tai dabar iš šitų apskritimų čia jokios detalės nesigavo. Tai tada einu su tiesiai ir apibrėšiu visus šitus apskritimus ir taip nupiešiu trūkstamas linijas, kad gautųsi vientisa detalė. O tada su trim entities visas vidinės linijas išbrauksiu. Va. Ir dabar čia šita, tarsi čia yra linija, bet iš tikrųjų tai čia nėra linijos, čia yra geometrija nupiešta, nors panašu, kad buvo linija. Čia bet būna taip, kad rodo liniją vien dėl to, kad ten kažkur yra prisirišęs matmuo. Biškai buvo siauresnė, tai aš susipainiau. Jo, čia buvo geometrija. Pamiršau ją užbrūkšniuoti. Tai va dabar jau viskas gerai. Tik dabar jau šita linija va nebėra apibriešta. Čia va yra mėlyna, tai reiškia, kad ji nebeturi savo vietos. Tai aš padarysiu šitus 3 taškus su apskritimo centru vertikalius. Ir dabar va linijos jau apibrieštos. Tai dabar tiesiog šitą dalį ekstrudinsim. 4 mm, sakykim. Praeita detalė, man atrodo, buvo 3, tai čia reikės stipresnės detalės. Bet čia vat meta klaidą, negali išekstrudinti, nes kažkur tai yra atviras kontūras. Tai dabar reikia kažkur rasti tą kontūrą. Va, čia vat, kur apskritimas ir tiesiai susikirto. Aš neištryniau vienos linijos. Tai dabar reikia su offset, nes offseto su trim entities nupjaut kažkuria tai liniją, tai iš viršutinė čia. Nupjausiu ir dar apačioje tokia pati situacija. Tai yra 2 linijos. Ir nežinau, už kurios detalę ištraukti. Tai va dabar jau viskas bus gerai. Turėtų būti 4 mm. Ne, vis dar kažkoks kontūras. Ir va, rodo šitą liniją. Gerai, čia viskas atrodo gerai. Toj vietoj irgi ištryniau. Gal šitoj vietoj viskas irgi gerai. Tai dar kažkas ten yra. Va, kitoj pusėje dar. Nu gerai. Kurią čia dabar? Sakykim šitą. Dabar šitą irgi nebe apibriešta. Tai sakykim viską padarom vertikaliai su apskritimo centru. Ir apibrėžiam atstumą. 5,20. Ir čia tegul būna 5,20. Čia dar gaunasi, kad man kitokį atstumą davė, nes čia dar irgi 2 taškai yra. Nenutryniau vienos linijos. Dabar nutrinsiu liniją ir dabar jau vat, viskas turėtų suveikti. Dabar jau 4 mm. Va jau dabar piešiu detalę. Ir va, čia bus jungianti dalis katapultos centras. Tai dabar šitą detalę išsaugosiu šalia pirmo laikiklio. Tai čia kamuoliuko laikiklis buvo, o šita detalė bus sukimosi taškas. Ir galiu šitas detalės uždaryti. Ir atsidaryti, sukurti naujas assemblio failą. Ir man iškart rodo folderį tą, nes kadangi jame tik dabar ir dirbau, tai dabar šitas detalės galiu visas pažymėjęs ir įkelt šitą failą. Tai dabar su šitom detalėm bus taip, kad šitą, sakykime, dabar ją reikia padaryti fix, nes ji yra stovinti pirmiau visam assembly, nei šitą detalę. O šitą detalę reikia padaryti, kad ji būtų laisva. Ir ji laikysis ant šitos detalės. Tai dabar pirmiausia galima sumeitinti šitus 2 paviršius.
mate coincident ir tada šitos dvi skylės bus tik ne taip tangent, va taip tangent. Ir šitą patį su šitą skylę reikia padaryti. Va. Ir kodėl aš nenorėjau šitos detalės projektuoti šitoj detaliai, tai nebūčiau galėjęs va taip padaryti. Tai čia šitoj šaudikliai nėra čia labai tas svarbus mechanizmas, šitas ypač toks trumpas, reiktų jį prailginti bent jau keliais centimetrais, kad būtų galima realiai kažką ten tokioj šaudikliai reguliuoti su juo, bet čia principą labiau, turbūt norėjau parodyti. Tai dabar aš galiu assemblyje ir paskui realiai lengviau bus pamatyti, kaip mechanizmas veiktų realybėj. Tai atskirai šitas dvi detalės suprojektuoti ir tada surinkti assemblyje. Tai dabar šitą failą iškart irgi išsaugau kaip pagrindinį assembly teniso kamuoliuko paleidimo. Main assembly.